Kyla saulė. Už tai ten. Važiuojam į parduotuvę, apsipirksim ilgesniam laikui, nes ruošiamės plaukti į Saint Lucia. Tada plauksim į Vincentą, irgi šventą. Iš Švento Vincento plauksim į Grenadinus, ten kur jau buvau, aš vienas, tai dabar plauksim visi. Ir pasimsim ir jūs kartu su savim, jeigu norit. Jeigu norit, tai va. Tai plaukiam į parduotuvę, apsipirksim, išsimesim šiukšlės ir į Saint Lucia. Šiandien vakare jau sveikinsimės iš Saint Lucios. Laineris nuleistas, dabar reikia atsekti ir galim bus lėkti. Gal mama nufilmuosi mane? Labas. Keliaujame į parduotuvę, taip, Luka? Visa Elzinė šiandien. Taip. Tu gal Elza mūsų? Ką? Pasiruošus lipti jau? Taip. Gerai, lipti. Joana už vairą, bandysim lėkti dideliu greičiu. Nu, tai mama Na, šiukšlis atnešim į konteinerius išmest. Plaustai išsipūtę meta lauk, nebereikalingi, dujų balionai visokie. Bet, nu, plaustai įdomu. Įdomu, juos čia pirmą išbandė ir tiesiog iš konteinerio išėmė ir sukrovė ant palečių. Joana pamatė kažkokių sėklų skyrių. Čia va visokių, tai nežinau, ką jin čia dar su jais, tai gal užsisadins biškį. Andenę pamėtis ten į tos tarpus prilis. Turėtų augti, drėgmės yra. Medienos. Va, visokių yra dalykų. Į vieną parduotuvę užėjom, biškį apsipirkom, ko negausim Leader Price ir varom link Leader Price, dar reikia keptuvę nusipirkti, nes biškį buvo perkaitinta. Oi, šiandien šopinimas dalykai. Gaspadinė pasiruošus čia jau varyt dideliais greičiais. Gal atsisegam pirmą nuo krantą? Alio. Jaudink dar nekuriu. Tu atsek. Tai gerai, tai gal raktą kaip nors išrašysit man. Ačiū. Oi, nekuri, nesako. Tu gal binžionė? Ką? Binžionytė? Eik ta. O! Važiuoja. Nu, eina. Duok ranką, eina. Nu, lipk.
Geriausias pramogas Lukai palakstyt. Ai, skirtingai nei tėvui. Nepamiršti tik išjungti paskui. Gerai. Tai kaip jau ir apsipirkom, tas prieki, kur žmogus apsikirpis kaip mano gyvatvarė panašiai. Labai man patinka jo šukuosena. Pauliai linkėjimai. Tai jo, pilnas vežimas gerybių. Pabandysim susikrauti kažkaip nusivežti iki valties. Man atrodo, kad plauksim labai lėtai atgal. Žolės, taip? Kaip sakai? Žolės. Šluojam jau į Saint Lucia. Veikia puikiai naujas ekranėlis. Visokius mazgus rodo, čia jo papa, kaip įdomu. Galiu pademonstruoti būrių setupą. Va. Plaukiam 6,5-7 mazgais, vėjo nėra daug, 13 mazgų. Toksai haltvindėlis, bakštagėlis. Ir jau matos Saint Lucia. Už kelių valandų turėtumėm jau būt. Reikia meškerę gal užmesti, apmažėja sargasą. Prieš tai buvo labai daug. Vilkam žolių kuokštus. O, gražiai Martinika atrodo lyja, ten lietus turbūt. Gražiai plaukiam, nesitaškam, nevirstam labai. Tiesiog super plaukimas. Atsikėlėm jau Saint Lucioj. Ai, gražus vaizdas čia visur. Vakar nebepaėmiau nupaveiksluoti. Žodžiu, čia sustojimo tikslas yra užsipildyti dujų. Bandysiu net nesičekinint, nes uoste tas dujas pildo, bet kadangi šiandien yra sekmadienis, gali būti, kad uostysim dujas. Žodžiu, gali nedirbti ir galiu aš dujų negauti, bet čia nėra problema. Turim atsarginiam bake dar artipilnis. Šitas buvo tipo ant zapasą. Tiesiog reikės dabar paneršti, kur tų dujų galim būtų užsipildyti mum pakeliui, bet jaučiu kokiai granadai turėtų papildyti mum. O jeigu ne, nu tai kažkur kažką sugalvosim. Da taip nebuvo, kad kažkaip nebūtų. Tai pjaunu į miestelį. Čia tas Lenkų katamaranas, susipažinau su jais Karijaku. A ne Karijaku. Kokia ten savo? Karakų. Karoš, Grenadinas susipažinau su tais Lenkai. Tai reiks gal pasisveikinti, jeigu jau bus atsikėlę, nes jie miega iki ilgai. Net praeitą kartą, kai kvietė mane kavos, nenuvažiavau, nes jie atsibudo tik 11, aš 10 jau išplaukiau. A, piniginę reik pasimti. Taigi čia tie kariblietiški doleriai. Daržovių ir žalumynų vyruko tačką. Už labai brangiai galim nusipirkti žalumynų ir vaisių ir daržovių. Bet tikrai už brangiai. Skalbykla, dujų spildo, bet skalbykla uždaryta.
Jaučiu, kad čia nieks nieko man neužpildys. Nu, žodžiu, man nepasisekė, bet tam veikėjai už manis greičiausiai pasiseks, nes tokiom dėžėm kraunasi jisai čianai tuos vaisius ir daržovės, kad gražu, žiūrėk. Atsimenu, ten kokosą pirkom 1 ar 2, bananą duonos, bananų, dar kažko 8 eurų sumokėjo, man atrodo. Nu, kosmosas. Bet, nu, atrakcijai, tipo, atveža tau į laivą. Nu, už dyką nieko nebūna. Tai man nepasisekė, vežu balioną tuščią atgal, nes šiandien yra sekmadienis ir nieks šiandien nesiruošia dirbti. Kaip ir kiekvienas normalus žmogus. Tai gal kažkur pakeliui gausim gal ką, bet čia neužsistovėsim, važiuojam toliau link Grenadinų judam. Įjungiau. Gerai. Biškį nupjaustysiu, pagražės vaizdas. Svarbu, kad neleidžia. Atplaukiam Sentliūšę. Iš Sentliūšės pietus. Ir pasižiūrės, kaip inkaras laikas ir apsidairys, ar neužplauksime kokią akmenį dar dar. Teko biškį persinkaruot, nes ten labai malė. Atrodo, kas čia yra 100 metrų į tą pusę. Ir belia kaip supa malą linguoja, vietų mano neįmanoma būti. Ir aš jau net pradėjau galvoti, gal reikia varyti Saint Vincentą. Saint Vincentas, va ten va. Mūsų sekantis tikslas. O šiandien manau, kad viskas, nes jau vakaras. Saulė nebe aukštai. Ir tiek žinių tada. Tokie mūsų nuotykiai šios serijos. Tai iki pasimatymo ir susitiksim greitų metų turbūt.